Šiandien ryto trakstopas tuščias jau beveik. Atsikėliau pajutau, tai kaimyns išvažiavo, girdėjau, bet šiaip tai kietai mėgojau, nulūžau iš kartą. Na, dabar normaliai rytą. Reikia apsižiūrėti tas mašinas, kas čia pas mane. Ar viskas gerai? Viskas gerai, kas čia bloga gali būti. 6 mašinas, nėra pilnas krovinys. Reikės oro biškį prisipumpuoti prieš išvažiuojant, nes va biškį pasėda priekaba. Dabar liesis į bordiūrą reikia prisipumpuoti. Pasikeltą. Užsikūrus iš kartą negali važiuoti. Atsiremsi betoną. Pas mane šalitus kažkas tai pradėjo grėvą pjauti, ten pradėjo ūžti. Aš ten to daug maisto neturiu, tai įsimečiau į mašiną, į maišiuką. Kas gent. Dabar vėsų yra visokai, kažkur 3-4 laipsniai, tai va pats tas bus. Bus mašina vietoj šalituvo. O kaip tik pirštinės radau. O, palikęs, tegu bunčia dabar tingi. Paskui pasimsiu. Dar viena teorija gerai siečiu viskas, supražyta visą. Taip užtraukiau diržus, kad net padangas nusėda. Aš mėgstu stipriai užversti, kad laikytus. Man tas vairuotojas, kur atvežė čerdžerį, sako, greitai nusėta padanga, bet ten vėlė negreitai nusėta. Aš va pripučiau ir jinai laikos. Gal čia čiut pasėdus, bet labai nedaug. Tikrai negreitai. Nėra tokias baisės mašinas, tos druskos turbūt mažiau biškai dabar ant kelių jau. Nors dar čia ne vakars yra, ten Manitoba prasidės Saskačevanai. Tai ten dar sniega yra, druskos yra, tai čia apsineš dar. Ką, gerai, einu iki trakstopą, atsiprausiu. Nusipirksiu kavos ir važiuosim. Kas čia? Nesupratau. Kažkas į dėžį mano linda, štali? Čiagi nėra ką vokti, ką čia voksiu. Ašgi buvau uždaręs, aš tiksliai atsimenu, kad buvau uždaręs. Arba atsikratė atsidarė. Kas aš nelabai tikiu iš tikrųjų. Blemba. Nors vokti irgi, kad čia voksiu iš tos dėžės. Gal kažkas tai pažiūrėjo. Iš vairuotojo, jeigu kažkas išlenda, tai iš kaimyno, arba tas, arba anas. Reikia pasižiūrėti, ar piną neištraukia. Įdomu minčia. Aš tiksliai atsimenu, kad buvau tą dėžę uždaręs. Kažkam galbūt, kad įdomu pasidarė, kas dėžė yra. Gerai, einame į trakstopą. Viskas prie trips padaryt. Pasėmiau kavosų, Bounty šokoladų, galim važiuoti. Čia indusas tai gerą vietą susiradė sustoti. Ant pačio kampo beveik. Blemba, pats bėgiai neįsijungiau. Indusas da kaip indusas, ten vienoj pusėje gabaris, man atrodo, dar stovi. Nu taip ir yra. Visas parkings tuščias, čia sugalvojasi stoti. Normaliai. Štai koks gražus pitstopas prie Superior ežero. Neatsimenu, sakiau ar nesakiau, bet man atrodo jisai 3. ar 4. pagal dydį pasauly tas Superior. Net nežinau kaip lietuviškai įsiverčia. Yra koks vertims ar nėra ežero? Ežero Superior, aš neįsivaizduoju net. Žinau, kad tie didieji ežerai, tai Great Lakes, tai lietuviškai didieji ežerai vadinasi, bet konkrečiai tas ežeras kaip įsiverčia, tai neįsivaizduoju. Maros, kad niekaip neįsiverčia. Tiesiog, kad 3 laipsniai, bet šiaip saulė šviečia, to šalčio nesijaučia. Normaliai. Stojau čia biškį pažiūrėtas tos ratus, nes tos apkepus keitė, padangas keitė, žiūriu, ar kaist ar nekaist. Čia keli tokie nusileidimai buvo ganėtinai status, tai niekas, kas normaliai yra. Viskas gerai, tik tiek reiktų nusiplauti. Dabar aš kai palauksiu, kol grįšiu į Torontą. Toronte ten plovykla yra, nuvažiuosiu. Šį reisą taip jau murzins pavažiuosiu. Nes čia ir to ir anoj pusėj.
Visi ratai tepalais apėję, kai dirbo. Sniegs visas baig nutirti, viskas nutirpa jau. Gerai jau, pavasaris. Pamažu, bet ateina. Tas sniegą gausiu čia. Garantuoju 100%. Dar ne vasara, Šiukšlių labai daug yra primėtę čia. Labai krenti akis. Kiaulės va primėtę. Skarbonkės, čia dar nuo alaus va. Čia ne vien trakeriai, ne vien vairuotojai, čia ir su lengvosiam irgi primėta. Su tokiais pikapais. Va iš Tim Hortoną matau, trejus numes. Čia kažin ar vairuotojas bus numetis. Blemba, toj pusė irgi baisis tie mano ratai. Nebuvo laiko man dabar to rodė nuvažiuoti tą plovyklą paprasčiausiai. Bet reikės, nes va ir trakas visas baisus. Kokį mėnesį nebus plovyklai, va viskas apie druskom. Nieko, šį reisą taip murzins nuvažiuosiu. Gerai pastovėjom, važiuojam toliau. Noriu įsimaudyti, didelė nėra. Vandens temperatūra čia kokį 3-4 laipsniai. Nors iš čia netgi vasarą nesušilus, šaltas vanduo yra. Visą laiką tam ežė. Jisai gilus yra ganėtinai. Ir dėl to šaltas. O tik išvažiavus iš Esterijos reikia pradėti šturmuoti viršukalnės jau. Prasidėjo kalniukai tokie status. Pirmąją pačią rėdėjau, dabar va į viršų varysim. Čia bus dabar tų kalniukų prasidės čia. Toks ruožas palei tą ežerą. Vingiai, zigzagai. Pakilimai, nusileidimai. Bus ką veikti biškai. Gerai, kad aš nelabai sunkiai krauts esu, tai normaliai yra. Bet tai jaučiasi. Pats tralas iš esmės yra sunkus, jisai tuščias sunkus yra. Vien priekabas verti 22 000 poundų, tai čia kažkas tai... Kiek čia tonom bus apie 10, ne? Gal biškai mažiau. Ne, 22 meluoju, 20 000. Tai jo, mažiau negu 10 tonų. Bet vis tiek sunkiai. Nesupratau, kas ten vidury stovi. Žiūrėkit, tie briedžiai, man atrodo, ne? Jo, briedžiai. Ar jauni, ar patelės be ragų. Kažkas tai tokia. Na, lengvoji irgi priekį sustojus. Nu ir kur tu bėgsi dabar? Nubėga iš šono. Viens į vieną šoną, kits į kitą nubėga. Neiššoks man čia. O, krūmuose tenai vara viens. O antrą nematau. Vidurį kelią savo, čilin atsistoja. Viskas din. Pavojinga. Dieną tai va nors matosi, o taip naktį važiuok. Į nieką nebūtų, nesimatytų jie. To kalnas stovi ten. Dabar tai iš tolo pamačiau, kad ten kažkas ne to, man pasirodė iš pradžių kaip karvės kokias būtų. Iš kur čia tos karvės bus? Briedžiai. Dar viena graži Esterija. Šiandien visą dieną važiuoju palei tą ežerą, niekaip šiandien pravažiuoju. Dar jisai tęsis ilgai ten, iki pat ten darbėjus. Dar toliau, man atrodo. Man būtų žinot, kiek jo tas kvadratiniais kilometrais, koks jo dydis yra. Jau čia bus čiut ne kaip kokia Baltijos jūra. Čia įlakas tokias mažikės, savo visas žiūriu užšalusias. Leds pasidengęs dar.
Temperatūra irgi po biškį krent, kai važiuoja į vakarus. Dabar tik tai 1 laipsnis šilumos. Pirmai buvo 5-6, saulė švietė. Dabar gerokai vėsiau jau. Manitoba iš vis bus minusas. Biškai sukėsiu važiuoti. Pirmas breikas šiandien. Tada anoje isterija, kada sustojo, buvo kažkur tai 10, pusę 11. O dabar jau yra kiek? Dabar yra 5 valandas. Stoviu prie Thunderbėjaus ir turiu dar, sakiau, aš man atrodo, kad turiu vieną dar pikapą šitam Thunderbėjui, dabar ką tik paskambinau. Indusas atsiliepia, ar galiu pasiimti anksčiau, nes mes užbukinti paimti mašiną tik tai penktadienio, šiandien kas yra trečiadienis. Tai jisai kalbos nesileidž, vienu žodžiu sako Friday only. Ir viskas, sako, man reikia mašinos, tai, tipo nieko negaliu padaryti. Kultūringai pasiuntė 4 raidžių, vienu žodžiu. Nes, tipo, sutarta yra penktadienį, o dabar yra trečiadienis, tai niekaip tai. Tai dabar nusprendėm, kad aš neimu tos mašinos, nes tikrai laukt man nėra kada, aš čia 2 dienas nesidėsiu, nelauksiu, nes man kiti delivery irgi tada vėluoju viskas. Tai tos yra ne variants, tai važiuoju toliau viskas. Atmetam tą Thunderbėjų ir minam toliau viskas. Net breiko čia nestovėsiu, flangiai sustoju, aš neapsimokčiau. Tada kur tai nieko gero nėra, kavos nusvirt, bet tingiu kažkaip. Tingiu ten ta kava nestebuklus, toks myšalas, o gal reikia nusvirt, nežinau. Gal einu, aš pasimsiu kavos. Pačiu bus proga vėl mašiną savo apsitikrinti. Aš galvoju, kur čia tas Orsai? Čia pasirodo pas tą kaimyną mano Orsai, ne pas mane. Su savo agregatais tais iš ašies kažkur tai tenai. Nu ką, pas mane tai čia viskas gerai. Hyundai'aus bumperis suskilęs. Kažkur bus dėjęs. Pažymėjau šitą per inspekciją. Nufotkinau, kad damage'as yra. Gal drug paskui neprisignistų, sakys. Tu sulaužiai. Priejusios gul. Kampų viskas gerai. Civics irgi gul. Tai ką dabar man liek Civics? Civics liepinį pėkį išmest. Ir šitą Palisadas. 2 išein laukan ir 1 atvažiuoju. Winnipeg'e 1 paimu, ką aš nepaimu. Nissan Juke, va. Tai išmėsiu tą. tą jau čia Hyundai čia įvarysiu į patį galą. Šiaip geriau Juke, aišku, čia būtų. Čia, kad stovėtų. Nežinau, gal jau Hyundai gal tiesiog paliksiu, kuris yra. Arba ten iš visi viršų įkišiu, kai man įsimaišytų. O čia paskui Juke tik tai įvarau viskas. Į tą apačią. Juke ir paskui dar bus pasiimti man kažkur tai prie Reggianos Volkswagen Atlasas. Tai Atlasas ten į galą kažkur tai numėsiu. O gal sukeisiu, gal vietoj Juke paskui išvarysiu, dėsiu ten į galą. O Atlasą, nes Atlasas vis tiek didesnis yra. Panašiai kaip tasai va, Hyundai'us. Tokie dydžiai sunkesnis yra, man geriau būtų apačioje turėti. Tas Juke ten mažas, jisai nieko ten nes ir 1.6 varikliuks tenai, kas ten. 1.6 turbo, tiem Juke ten stovi. Čia dar vien Stral stovi, o žiūriu, Mersas stovi, Landsberginis. Ne Landsberginis, ten dar senesnis negu Landsberginis. Pačiam priekį tenai Mersas. Sudaužytas čia pasi kažkokius senoviškus Mustangs. Čia tas Mersas apynomis kažkoks tai rinkinys toks įdomus čia pasi. Kieno numerė Alberta liktai. Alberta. Ja, visi. Ir mašinas tas Albertas. Vėsoka yra 1 laipsnis, bet kažko tai. Biški vės. Reikia pratintis vėl iš naujo prie šalčio. Grįžtam į vakarus. Štai biški toliau į vakarus pravažiavus ir pradėjo snigti. Iš pradžių gana smarkiai sniego, dabar biški liktai ramiau, bet kažkoks tai rūgas prasidėjo. Čia nesuprasi, kad čia per oras 0 laipsnių. Na nieko, čia kitą, kad Raitiną važiuosiu. Miestelis yra ten Petropasas. Reikės kur apildys, man atrodo, aš ten ir stosiu, daugiau niekur neapsimokčiau niekur toliau važiuoti. Nėra kur skubėti vis tiek. Ten kiek žiūrėjau per tą radarą, nėra čia to sniego, debesys nedidelis, jisai siauras čia praein. Tai rytoj rytą čia nieko neturėtų būti, jau viskas normaliai bus. Iki to Draideną nebe taip daug lika, kiek čia, 30 km, 40 kažkas tokio. Nieko baisaus.
vėl šiaurės ašigalis. Sniegs link, vėjas puč. Neatsimenu tenai. Uždėjau pumpą. Išėmiau pumpą, yra. Viskas gerai. Važiuojam parkuotis kažkur tai. Žiūrėjau trakstops beveik pilnas, bet gal rasim kur vietą. Šaltas. Galvoju, ką dabar čia suėsti vakare. Visą dieną nieko nevalgęs. Maistas sandėly. Labai didelė pasirinkimą, kaip ir nėra. Jau čia pasimsiu konservų. Tokie va tūnai yra. Visai neblogi jie va. Čia su kažkokiu su kečupu, su kuo nesu kečupu, nežinau, su kuo. Pomidorų padažas. Tai visai neblogai davė. Dar pomidorų kažkokiu tai pridėta yra. Sun-dried tomato. Kažko skanus yra. Toks mažas skardinė. Neblogai suein. Ir pasimsim bomžpakį jau čia. Bowl noodles. Čia tie spicy, man atrodo, aštrus yra. Jo, spicy chicken. Tai bus gerai. Kažko tai seilę tysti jau, labai noriu ėsti. O, dar alyvogių radau. Alyvogės kelias sulėsim. Ir bus gerai. Kažko ten vakarą noris valgyti. Užsikūriu variklį, kad biškį prišiltų tą kabiną, nes aš kai važiuoju, kai nemėgstu, kad šilta būtų, tai biškį atšalus yra dabar. Palaikysiu kokį. Prieš einant gulti išjungsiu, įsijungsiu abastą. -1 yra. Bet vėjas labai smarkus yra. Puč. Visi beveik su sujungtais varikliais mėg. Tas irgi šalia čia. Su Volvo. Birbin. Nieko, aš tai -1, tai čia nėra šalta. Basta pilnai. Pilnai prišildo kabiną, tai nėra reikalo čia. Barbento variklę, nes kažkaip tai vis tiek neįsimėgau iš gerai su to varikliu. Dažnai prabundi. Geriau jau su basta mėgot negu su varikliu. Kažkur čia silpnai man tas vanduo kaist. Greičiau aš jau noriu ėsti. Reikia pasiruošti bomžpakį užsipilti. Ja, man nenoriu atsidaryti. Gerai tokie bomžpakiai, nereik nei bliūdą, nieko iš karto įsipili. Ir gali ėsti. Viskas, sniegs nustoja, jau nebesninga. Baigė sniego audra. Jos ir nereikia. Winnipege rytoj žiūrėjau, dar bus šalčiau, bus kažkur tai -17, -18. Ir rytoj dar vieną tokią šaltą dieną, o paskui jau viskas, jau oras pradėt šilti. O rytoj aš kaip tik turiu 2 iškrovimus ir 1 pakrovimą, tai va, rytoj tą reikės viską apsidaryti, apsidirbti visus darbus. Ir važiuosim toliau į vakarus, bet ten jau biškiai šilčiau bus. Nebeturėtų taip šalta bus ir duoti tik tai Winnipege. tą šaltį biškį atkentėti ir viskas. Paskui turėtų būti normaliai. Kažko tas bomžpakis toks neypatingai atrodo, nežinau. Reikia šitų prieskonių čia primesti. Dar reikės laukti, kol atšals. Langą atsidarysiu. Viskas, bon apetį. Einu ėsti konservus, nes labai šalkęs esu. Skanus. Reikės daugiau nusipirkti konservų, labai skanus. Tai tiek einu valgyti. Ir viskas, eisiu gulti, jau beveik vidurnaktis. Kiek šitų valandų yra? 11:30. 11:30, kilsiu 8 kilsiu valandą. Bus gerai. 8 kilo, Winnipege būsiu apie vidurdienį. Pirmą nuvažiuosim į Hyundai'os dilerį išsikrauti, nes jie kaip ir anksčiau sitarė, viską ten. O antras mano tas Civics eina tai į tau jardą, nes tas žmogus ten neatsikrausis dar yra. Tai į tau jardą numesiu. Ir Nissan Juke pasimsim rytoj. Jeigu įmanoma, rytoj rytą paskambinsiu, aš dar neskambinu tam klientui dėl Nissan Juke. Gal sakys, per anksti. Užknis tokia. Tai va, žiūrėsim rytoj, kaip čia bus. Sunku dabar spėlioti. Rytoj rytą paskambinsiu Jukui.
ir kilsim link Winnipego. Tai va, iki rytojaus.